Pakeitėm tai tikriausiai, vėlgi, vakar ką labiausiai užstresinom, tai kad pavieniai kursai mūsų problema. Pagrindinis akcentas buvo toks, kad man atrodė, kad mūsų būrė yra pertempta didžiąją laiko dalį metu, nes tos bangos jos visai kitaip nešimas būrės duodasi. Tai būtent susitarėm, kad nešim būrė daug laisviau, kas ir įtakojo, kad pavieniai mes niekiek nepralošėm. O šiaip pats plaukimas, tai tikrai netoli tobulo plaukimo, bet daugiausiai tai yra Raimo startas, kur sugebėjom užspausti. Jie turėjo progų išsikapstyti, bet kažkodėl visi galvojo, kad mes juos įleisim. Tai mes dar taip tyčia juos užlaikėm truputį, kad, kaip pagal vadovėlį, taip sakant. Taip, prieš startą matėme, kad ateina vėjas iš dešinės, tai reiškia visi stengsis startuoti ne prie vėliavėlės, bet prie katerio. Sakyt, mes irgi kovom dėl tos vietos, kad nieko neįleist į tą vietą ir gavosi, kad startavom pirmi ir kiti taip truputį atsilikę. Vieni iš pirmųjų susivendavom į dešinę pusę ir gynėm ją beveik iki galo. Iš ten vėjas atėjo ir gavosi pirmą ženklą sėkmingai. Bet čia dar tik tai, kaip sakyt, du plaukimai, dar bus paskutinis plaukimas su 2 taškais, tai čia dar reikia kovoti ir kovoti. Neramina vėjas, nes prognozė rodo, kad rytoj dar mažiau vėjo, po to dar mažiau vėjo, bet dabar, kai mes buvom išplaukę, tikrai laivai sunkiai juda prie silpno vėjo, nes banga lieka ta pati. Tai nerimo tikrai yra, ypač ten atrodo, kad mes esame viena iš sunkesnių komandų, ten tie 15 kg atrodo niekas, bet jie vis tiek vaidina daug. Be vieno žmogaus plaukti mes vis tiek nenorim, nes prie tos bangos kaip ir to svorio reikia, bet vėlgi matom, kaip viskas permaininga, tai susikaupimo lygis aukštas ir šitai pergarai neleisim, kad mes atsipalaiduotume nuo to.